Tikrai iššūkių ir pokyčių buvo nemažai per praėjusius metus. Reikia pripažinti, kad tai nebuvo netikėta, bankas jiems brendo ir ruošėsi. Ir manau, kad per šiuos metus ir dar šiek tiek ankstesnius bankas pasikeitė neatpažįstamai. Keitėsi jo pavadinimas, keitėsi įvaizdis, prasiplėtė klientų tikslinė auditorija, keitėsi mūsų pozicionavimas rinkoje, gausėjo produktų ir paslaugų, vyko daug ir dar šiuo metu tebevyksta daug vidinių procesų optimizavimo darbų. Apibūdindamas šiuos metus panaudočiau vieną žodį – atgimimas, nes šie metai buvo banko atgimimo, atsinaujinimo metai. Manau, kad ateinantis ir po to sekantis metai bus nemažiau aktyvus nei šie praeinantis. Tikrai žinau, kad bankas toliau tęs pradėtus pokyčius. Neabejoju, kad darbuotojai tuose pokyčiuose aktyviai dalyvaus, o klientai tikrai to džiaugsis. Visuomet nešiojuosi ir brandinu savyje tokį vieną bendrą palinkėjimą visiems. Niekuomet nesustokime tikėti to, ką darome ir nesustokime daryti to, ko tikime. O artėjančių didžiųjų metų švenčių proga savo, kolegoms, klientams visų pirma linkiu ramybės širdise ir mintyse. Linkiu, kad gausūs besibaigiančių metų darbai nesutrukdytų susitikti su artimaisiais, o ateinantis metai būtų dosnūs įdomiais, įtraukiančiais, bet įveikiamais iššūkiais.